malonu matyti. Jau mes turėsim naujų vardų. Greitoji padėl. Greitoji, Nu dabar į mumis užvilkilkit. Sekundė į mumis truputėlį. Sustinkite truputį. Kolektyvo vardu, nuo mūsų direktorius, nuo mūsų vadovų. Jeigu galima, aš dar labai trumpai, aš tiesiog Nacionalinio kraujo centro vardu norėčiau padėkoti Jums. Mes iš tikrųjų, kaip ir turbūt kiekvieni žmonės, mes tiesiog atliekame savo darbą, atliekame savo funkcijas, turime kažkokias tai misijas, kurių, žinoma, irgi stengiamės visuomet siekti. Tačiau va, tokie įvykiai, kurie yra iš tikrųjų neeiliniai, kurie lik ir pagal mūsų funkcijas priklauso, mums priskirta atsakomybė, mums iš tikrųjų jie yra labai brangus. Vien todėl, kad mes būdami kaip tokie tarpininkai tarp sveikos visuomenės ir ligonių, kadangi iš sveikos visuomenės prašome kraujo, kurį perduodame ligoniams. Pat štai tokių misijų metu mes prisidėdami prie kažko tai kito gero, prie kitos šilumos, mes tikrai jaučiamės labai puikiai ir labai dėkojame Jums už tai, kad tiesiog priėmėte mus į savo tą būrį, kad mes galėtumėm kartu ne tik tai savo vykdydami tiesioginį darbą, bet ir kitais būdais prisidėti prie Jūsų gerų darbų. Ačiū Jums labai. Aš labai norėčiau pakviesti visus turbūt išgerti kavos, bet gal Aldutė dar norėjote žodį. Aš norėjau irgi padėkoti ligonių vardu. Ligonių, kuriems tas kraujas irgi yra, tikra prasme, gyvybė mums išsaugota ir mes dėkojame visiems donoram, ir jums, kurie dirbate su donorais ir kurie kiekvieną kraujo lašą surenka tam, kad mes visi kiti būtumėm gyvi. Ir aš tikrai dėkoju ir tikiuosi, kad mūsų ta draugystė yra labai reikalinga ir kai jinai gražiai ir tęsis, gražiai prasidėjusi. Aldutė, o aš norėčiau pasakyti, kad šiandieną mes matome jūs tokias gražias tris seses. Jūs, Reginutė ir Milda. Ir žinome, kad tų sesių ir brolių, kuriem taip reikalinga mūsų pagalba, yra daug. Ir norim pasakyti, kad tegul dažnai jie išsiųsdami tas tokias, vilties ieškojimo žinutes mobiliaisiais, žinotų, kad mes esam centras, kuriame gali jie rasti ir gerą žodį, ir mūsų gydytojų, ir mūsų nuostabių slaugytojų pagalbą. Ačiū, sėkmės, mes Jūsų namai būsimieji. Ačiū. Ačiū.